Įsivaizduokite, kad esate lėktuve ir staiga jis smunka žemyn. Per vieną dieną 2 skirtingų žemynų skrydžių keleiviai patyrė šį košmarą. Smarkią turbulenciją, kuri jau tampa realia grėsme milijonams žmonių. Kol skrydžių įgulos kovoja su oro duobėmis, Žemėje siaučia kataklizmai. Šioje laidoje mes apžvelgsime pražūtingus praėjusios savaitės klimato įvykius, o taip pat pavojingiausią turbulencijos pusę ir galimą riziką oro susisiekimui artimiausioje ateityje. Supertaifūnas Ragasa. Rugsėjo 22 dieną supertaifūnas Ragasa siautėjo Filipinuose. Stabilus vėjo greitis viršijo 265 km/h, o gūsiai siekia iki 295. Tai prilygsta 5 kategorijos tropiniam uraganui. Bangų aukštis siekia 14 metrų. Ragasa tapo stipriausiu tropiniu ciklonu planetoje šiais metais. Taifūno centras praskriejo pro Babijan salyną, esantį netoli tankiai apgyvendinto Lusono salos. Beveik 25 000 žmonių buvo iš anksto evakuoti ir apgyvendinti laikinose pastogėse. Taifūnas apgadino elektros linijas, išvertė daugybę medžių ir sukėlė potvynius bei nuošliaužas keliose vietovėse. Vietiniai skrydžiai, keltų paslaugos ir verslinė žvejyba buvo sustabdyti. 29 provincijose, įskaitant sostinę Manilą, mokyklos ir vyriausybinės įstaigos buvo laikinai uždarytos. Tūkstančiai hektarų derliui paruoštų ryžių ir kukurūzų buvo užlieti arba apgadinti vėjų, keliančių grėsmę viso regiono aprūpinimui maistu. Šiaurinėje Bengueto provincijoje 1 žmogus žuvo ir 7 buvo sužeisti po pagrindinėme greitkelyje įvykusios nuošliaužos. Tragedija įvyko ir jūroje. Žvejybos laivas su 13 žmonių apvirto dėl bangų ir vėjo jėgos. Žuvo 7 žmonės. Taifūnas Ragasa taip pat užklupo ir Taivano salą. Jo išorinis pakraštys atnešė precedento neturinčias liūtis. Kai kuriuose vietose iškrito iki 1000 mm lietaus. Rugsėjo 23 dieną Hualeno apskrityje liūtys perpildė ežerą, susidariusi dėl anksčiau šią vasarą įvykusios nuošliaužos. Dėl to 60 milijonų tonų vandens pralaudino natūralią užtvanką ir slėnį nutekėjo į turistinį Guangfu kaimelį. Liudininkai tai apibūdino kaip tsunamį. Sraunios vandens srovės, prisotintos dumblu ir purvu, nuniokojo ištisus rajonus, nušlavė automobilius ir namus. Gyventojai buvo priversti ieškoti prieglobsčio viršutinėse pastatų aukštuose. Apskrityje buvo uždaryti tiltai ir keliai, sustabdytas traukinių eismas. Žuvo mažiausiai 17 žmonių, o 17 likimas dar nežinomas. Rugsėjo 24 dieną taifūnas pasiekė žemyninę Kiniją. Guandongo provincijoje prevenciškai buvo evakuota daugiau nei 2 milijonai žmonių. Janzengo mieste galingi vėjo gūsiai išvertė daugiau kaip 50 000 medžių, apgadino daugybę pastatų ir sukėlė didelių elektros energijos tiekimo sutrikimų. Honkongas paskelbė aukščiausiąjį pavojaus lygį. Daugiau nei 100 žmonių buvo sužeisti. Jungtinės Amerikos valstijos. Rugsėjo 18 dieną atogrąžų audros Marijo likučių atneštos perkūnijos pietų Kalifornijoje sukėlė galingas nuošliaužas ir staigius potvynius. San Bernardino apygarda buvo smarkiai apgadinta. Kai kuriuose vietose per valandą iškrito beveik 4 mėnesių kritulių kiekis. Purvo srautai užliejo kelius ir namus, o 10 žmonių įstrigusių automobiliuose greitkelyje. Juose buvo apie 10 valandų, kol gelbėtojai nuvalė kelią. Potvyniai paveikė ir dykumą. Mirties slėnio nacionalinėme parke smarkios liūtys kelius pavertė purvinu chaosu, todėl teko uždaryti kelis greitkelius. Incidentas netoli Barstow miesto virto tragišką situaciją. Smarkios liūtys nuplovė automobilį, kuriuo važiavo tėvas ir jo 2 metų sūnus. Deja, berniukas žuvo. Audros metu užfiksuota daugiau kaip 9200 žaibo smūgių. Tai neįprastai didelis skaičius tokiam sausam regionui. Rugsėjį pietų Kalifornijoje paprastai beveik nelyja, tačiau šį kartą 2020 metais gaisrų nualintoje žemėje iškrito neįprastai daug kritulių. Dėl išdegusio dirvožemio šlaitai prarado gebėjimą išlaikyti drėgmę, todėl susidarė tokios galingos nuošliaužos ir purvo srautai.
Sakartvelas. Nuo rugsėjo 20 dienos Sakartvelas siaubė audra su smarkiomis liūtimis. Adžarijos Respublika smarkiai nukentėjo. Buvo užtvindyti keliai ir namai, dirbama žemė, apgadintos elektros linijos. Pagrindinis Sakartvelo kurortinis miestas Batumis taip pat patyrė žalos. Stiprus vėjas išvertė medžius parkuose ir aikštėse, smarkios liūtys užteršė pagrindinį vandens įleidimo barjerą, todėl didelė miestų dalis liko be geriamo vandens. Stiprios bangos apgadino pakrantę ir paplūdimių infrastruktūrą. Bangos beveik visoje Adžarijos pakrantėje išmetė didelius kiekius jūros dumblių ir šiukšlių. Dėl to valdžios institucijos griežtai uždraudė maudytis jūroje. Helvačio Ūri savivaldybėje upė išsiliejo iš krantų ir užtvindė vieną vaizdingiausių Adžarijos kampelių – Mahachelio slėnį, faktiškai atkirsdami jį nuo išorinio pasaulio. Kai kurie gyventojai buvo evakuoti į saugesnės zonas. Turizmo infrastruktūrai buvo padaryta didelė žala. Buvo užtvindytos kavinės ir restoranai, įskaitant populiarią įstaigą Mahachelos nacionalinėme parke. Kedos savivaldybėje sugriuvus gyvenamajam pastatui nukentėjo 2 žmonės. Rugsėjo 21 dieną nesiliaujančios liūtys padarė didelę žalą kelioms Samegrelo aukštutinės Vanetijos regiono savivaldybėms. Buvo užtvindytos komercinės patalpos, gyvenamųjų pastatų pirmieji aukštai ir sodų sklypai. Buvo apgadinta gyventojų buitiniai technika ir baldai, sunaikintos žiemos atsargos. Liūtys sunaikino tiltų pralaidas, o kai kurios kelius užblokavo nuolaužos. Rusija. Nuo rugsėjo 17 dienos Dagestano Respubliką siaubė smarkios liūtys, kurios kasdieninėme gyvenime sukelia chaosą ir sunaikinimus. Machačkalos mieste per 3 valandas iškrito pusė mėnesių kritulių normos. Respublikos sostinės gatvės akimirksniu virto upėmis, o automobiliai plūduriavo vandens srautuose. Kitomis dienomis padėtis pablogėjo. Per mažiau nei 2 dienas šioje vietoje iškrito tiek lietaus, kiek paprastai iškrinta per 2 mėnesius. Didžioji Dagestano kalnų papėdžių dalis, įskaitant tokius didžiosius miestus kaip Izberbašas, Kaspijskas ir Machačkala, atsidūrė stichijų antplūdyje. Automobiliai sustojo tiesiog gatvėje, o kai kuriuos nunešė srovė. Kai kuriuose vietose vanduo pakilo taip aukštai, kad pro langus veržėsi į namus. Žmonės buvo raginami negerti vandentiekio vandens, baiminantis, kad į vandentiekį galėjo patekti užterštas vanduo. 73 kaimai liko be elektros. Interneto ir mobilio ryšių ryšys veikė su pertrūkiais, o kai kuriuose vietovėse buvo visiškai nutrūkęs. Dėl sugriauto tilto ir nuošliaužos 40 kaimų liko be susisiekimo transporto. Dagestano kalnuose šiais metais sniegas iškrito gerokai anksčiau nei įprastai, užklupdamas avių augintojus netikėtai. Gumbetovskio rajone kelių tūkstančių avių banda buvo įstrigusi sniege daugiau nei 2,5 km aukštyje. Gyvūnai negalėjo patys pabėgti, nes smarkus sniegas užblokavo takus. Rugsėjo 21 naktį Argvi kaimo gyventojai visureigių ir buldozerių atskubėjo piemenims į pagalbą. Jų dėka gyvuliai buvo perkelti į saugią vietą, išvengiant didelių nuostolių. Turkija. Rugsėjo 18 dieną didžiuliai miškų gaisrai vėl apėmė pietų ir vakarų Turkiją. Galingiausias protrūkis įvyko kurortinėje Antalijos provincijoje. Vėjo nešamos liepsnos greitai išplito kalnų šlaituose ir miškingose vietovėse, paversdamos populiarias turistinės vietas nelaimės zonomis. Gaisrui gesinti buvo pasitelkti dideli ištekliai – 13 sraigtasparnių, 4 gaisrų gesinimo lėktuvai ir apie 800 gelbėtojų. Didelis gaisras kilo netoli Alanijos miestų ir greitai priartėjo prie gyvenamųjų pastatų. Laimėje nukentėjusių nebuvo, tačiau vienas žmogus apsinuodijo dūmais ir buvo hospitalizuotas. Dėl gaisrų Alanijoje buvo evakuoti daugiau nei 200 namų gyventojai. Kitas didelis miškų gaisras kilo netoli Beleko miesto, tiesiogiai priartėdamas prie turistinės infrastruktūros. Užsidegė prestižinių 5 žvaigždžių viešbučių barai ir techninės patalpos. Valdžia nusprendė evakuoti svečius ir viešbučių personalą iš pavojingos zonos. Argentina. Po rugsėjo 20-osios naktį siautėjusių galingų audrų centrinėse Argentinos provincijose paskelbta nepaprastoji padėtis. Santa Rosos mieste La Palmos provincijoje iškrito smarki kruša, paversdama gatves lediniais srautais.
Krušos dydis šokiruojantis. Ordokių mieste ir jų apylinkėse jie buvo vištos kiaušinių dydžio, o kai kuriuose vietose teniso kamuoliuko dydžio. Socialiniuose tinkluose buvo gausų vaizdų, kuriuose Kruša tiesioginė prasme veržėsi iš kanalizacijos sistemų, įskaitant gyventojų namų tualetus, naikindama kanalizaciją ir vamzdžius. Merlo mieste šeima su 3 vaikais buvo įstrigusi savo namuose, kai stiprus vėjo gūsis nuplėšė konstrukciją ir jų užgriuvo ant fasadų. O Santa Fe provincijoje vėjo gūsis visiškai nuplėšė kelių dešimčių namų stogus, priversdamas gyventojus evakuotis. Mendosos provincijoje iškritęs sniegas ir temperatūra nukritusi iki -12 laipsnių Celsijaus 2 dienom visiškai uždarė Kristaus Raudono kryžiaus tarptautinę perėją. Svarbų sausumos kelią tarp Argentinos ir Čilės. Svarbu tai, kad nepaisant didelės materialinės žalos, apie aukas nepranešama. Brazilija. Praėjusią savaitę po pietų Braziliją siautėjo audros su smarkiu lietumi ir kruša. Vėjo greitis siekia į kritinį lygį šiam regionui. Campo de Monte oro uoste užfiksuoti iki 98 km/h vėjo gūsiai. Vėjas išvertė medžius ir statinius, kurie nebuvo skirti tokiems gūsiams. San Paulo valstijoje mažiausiai 8 žmonės buvo sužeisti ir kreipėsi į medikus. O to paties pavadinimo mieste dėl dalinio stogo įgriuvimo buvo uždaryta Bras metro stotis. Paranos valstijoje virstantis medis užmušė moterį, o Santa Katarinoje Barra Bonita miestelį siaubė tornadas, padarydamas didelę žalą. Rugsėjo 22 dieną daugiau nei 100 km/h vėjo gūsis tiesioginė prasme nušlavė didžiulį sandėlį Toyota gamykloje Porto Felice. 10 žmonių buvo sužeisti. Audros pasekmės buvo katastrofiškos. Tūkstančiai namų neteko stogų, išvirtę medžiai ir elektros linijos paralyžavo eismą, o milijonai gyventojų liko be šviesos. Daugelėje miestų buvo sutrikdytas vandens tiekimas. Audros metu taip pat įvyko oro incidentas. Rugsėjo 21 dieną Latam Airlines skrydis netrukus po pakilimo pateko į Krušą ir stiprią turbulenciją, sukeldamas keleivių paniką. Pasak liudininkų, incidentas truko apie 15 minučių ir priminė pasivažinėjimą amerikietiškais kalneliais. Tai buvo tikrai baugu. Salone tvyrojo didelis diskomfortas, riksmai ir neviltis. Lėktuvo ausis buvo pažeista, tačiau jis saugiai nusileido paskirties vietoje ir niekas lėktuve nenukentėjo. Ispanija. Rugsėjo 21 dieną Ryanair lėktuvas, skridęs iš Vitorijos Šiaurės Ispanijoje į Palma de Mallorca, nusileisdamas susidūrė su stipria turbulencija. Tuo metu visi 180 keleivių jau buvo įsitaisę ir prisisegę saugos diržus, todėl nei vienas iš jų nenukentėjo. Tačiau 2 skrydžio palydovės, kurios stovėjo ant kojų ir tikrino lėktuvo pasirengimą nusileisti, buvo sunkiai sužeistos. Viena buvo pameitėta aukštyn ir trenkėsi į lubas, o į kitą trenkėsi maisto vežimėlis. Likę įgulos nariai patyrė lengvų sužalojimų. Po nusileidimo visi buvo gydomi oro uoste. Liudininkai pasakojo, kad dėl turbulencijos intensyvumo patyrė šoką, nes iki to skrydis buvo labai ramus. Įprasti oro maršrutai jau tampa pavojaus zonomis. Remiantis Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos 2024 metų ataskaita, beveik 75% sunkių sužalojimų lėktuve būna susijęs su turbulencija. Tragiškiausias incidentas įvyko Brazilijoje. Lėktuvas vos per keletą minučių nukrito iš daugiau nei 5 km aukščio. Visi keleiviai ir įgulos nariai žuvo per avariją. Pastaraisiais metais tyrimai vis dažniau fiksuoja turbulencijos dažnio ir stiprumo didėjimą. Šią nerimą keliančią temą jau palietė didžiosios žiniasklaidos priemonės visame pasaulyje. Tačiau nepaisant akivaizdžios tendencijos, vadinamieji ekspertai ir toliau įtikinėja visuomenę, kad tai tik nemalonus nepatogumas, o ne rimta grėsmė saugumui. Yra keletas turbulencijos tipų. Konvekcinė, orografinė ir pavojingiausias bei neištirtas tipas – giedro oro turbulencija. Šiuo metu šio reiškinio radarai neprognozuoja ir neaptinka. Šiuolaikinis mokslas nesupranta tikrųjų šio reiškinio priežasčių ir giedro oro turbulencijos atsiradimą sieja su staigiu vėjų krypties ar greičio pasikeitimu.
Tačiau tai nepaaiškina, kodėl lėktuvai, patekę į tokio reiškinio zoną, per kelias sekundės tiesioginę prasme krenta 10 metrų žemyn. Atmosferų sikeitimas neabejotinai vaidina svarbų vaidmenį didėjant turbulencijai ir srovių susidarimui. Tačiau tikrusios priežastys slypi daug giliau. Tai elektromagnetinės anomalijos susijusios su procesais vykstančiais giliai Žemėje. 2023 m. balandžio mėnesį Alatra mokslininkai pristatė savo tyrimų rezultatus apie giedro oro turbulencijos pobūdį. Ypač anomalių oro kišenių atsiradimą kartu su niūriomis prognozėmis apie šio reiškinio sustiprėjimą. Remiantis moksliniais duomenimis, magnetinio lauko trikdžiai netipiškų magnetinių anomalijų zonose keičia atmosferos molekulių ionizaciją ir susilpnina ryšius tarp jų, o tai reiškia, kad oras tiesiog nustoja palaikyti orlaivius. Jei žmonija nesiims ryžtingų veiksmų, netolimoje ateityje ateis laikas, kai nei lėktuvai, nei sraigtasparniai negalės pakilti, o net jei ir pakils, vargu ar galės nusileisti. Sparčiai didėjančios turbulencijos ignoravimas reiškia grėsmę milijonų žmonių gyvybei. Deja, šiandieninėje visuomenėje, kurio žmogaus gyvybė vertinama menkai, tokios anomalijos nėra tinkamai tyrimos ir be to, jos bus slepiamos iki paskutinės minutės, siekiant išvengti panikos ir prarasto pelno. Kiek oro linijų jūsų manymu norėtų pareikšti, kad skraidyti dabar pavojinga? Išvadas darykite patys.